Sveiki, užsukę į mano kanalą Kryžiukų menas. Mano vardas yra Šarūnė ir smagu vėl su jumis taip greitai susitikti. Ir ką šiandien jums papasakosiu, būtent apie savo naujus pirkinukus, tokius lengvus, paskui bus ruletės sukimas ir maratonas jūsų laukia. Tai iš tikrųjų labai įdomu, ką man suks šiandien būtent ruletė. Mano žaidimas jau įsivažiuoja, greitėja, tai labai smagu. Šiandien paklausiau savo sūnaus, kaip manai ir ką jis suks ruletę ir ką norėtum, kad man jis suktų, ką norėtų, kad mama suvinėtų šiandien. Tai pasakė, kad raganaitė, tai labai įdomu bus, ką man ruletė suks. Vaikas mano palaiko raganaitę, tai įdomu, ką jinai suks. Tai dabar pereikime prie šito paveikslą, kai matome prieš akis būtent tulpės. Ir šį paveikslą suko ruletė praeitą kartą ir suko būtent 6 dienas jį suvinėti. Tai tikrai labai neilgai, kaip sakant, tos 6 dienos, bet iš tikrųjų man patiko tos 6 dienas labai suvinėti. Tai dabar prisiminkim jo visą informaciją, koks jo dydis yra ir visa kita. Tuoj atsiversim ir pažiūrėkim, kur čia yra tas tulpės. Labai daug visko čia prirašyta biški pas mane. Taigi tulpės plotis jo yra viso 42,3 cm. Aukštis yra viso 28,2 cm. Šitas paveikslas turi spalvų 21, blendų turi 31. Siūlai DMC, žinoma, paskui Aida medžiaga, ant kurios siuvinėju, ir 18 kaunto ant smulkiausios medžiagos Aidos siuvinėju. Ir šitas paveikslas viso kiek kryžiukų jis turi, viso, tai 60 000 kryžiukų. Tai šis paveikslas yra pats mažiausias iš tų visų, kurie dalyvauja žaidime. Tai tikrai labai smagu jį siuvinėti. Ir labai džiugiuosi, kad jį išmetė būtent 6 dienom visų ruletė, kaip sakant. Tikrai lengvai pasiuvinėjau, atsigavau iš tikrųjų, galima sakyti. Tikrai smagus buvo siuvinėjimas. Tai ką kviečiu prie maratono. Ir pamatysit, kaip man ėjosi tas maratonas. Susitiksim vėl neužilgo ir pratęsim toliau. Prasideda mano maratonas 6 dienų, nuo šiandien, nuo kovo 3 dienos. Ir dabar padarysiu 200 kryžiukų ir sutiksim po 200 kryžiukų. Tad palinkėkit man lygių kryžiukų ir bus jums kaip sekundė, man bus biškį ilgiau. Tai nieko nelaukus, einu siuvinėti. Aš tai jau turiu 200 kryžiukų. 201 kryžiuką padaryta. Čia biškį dar jau trupučiuką padariau. Ir šitas visas plotelis 200. Ir dabar per kiek laiko, iš tikrųjų, per 2 valandas, nes vis nueidavau nuo šito darbo, tai vėl grįždavau, tai taip ir gavosi, kad 2 valandas, beveik 1:53 minutės. Tai ką, tai šiandien dar judėsim, žinoma, nes tikslas yra 500 kryžiukų, tikiuosi pavyks ir ką sutiksim po akimirkos, man bus ilgiau, kaip visada, žinoma. Tai judam toliau. Jau padariau dar kryžiukų. Ir antras etapas baigtas. Pirmas etapas buvo toks biškį sudėtingesnis, trupučiuką, čiut vos daugiau buvo tokių lengvų karpimų. O antram etape, antras plotelis, būtent šitas yra daug lengvesnis iš tikrųjų. Ir dabar šitam plotelį buvo viena spalva ir 7 blendai tam plotelį. Ir pavyko padaryti kryžiukų viso 210 kryžiukų. Antram etape pavyko 210 kryžiukų padaryti. Ir per kiek laiko, tai netrukus toj kampe matysite, kiek man pavyko per laiką padaryti būtent 210 kryžiukų. Tai kaip matot, 57 minutės, 13 sekundžių ir milisekundės, 85 rodo. Tai
tokia mano statistika būtent antram etape su 210 kryžiukų. Na dabar kiek jau viso aš turiu per šiandien, per pirmą dieną, tai 410 kryžiukų. Na, o viso sagų jau programai rodo laiką man, rodo 2 valandas 51 minutę siuvinė, tai yra būtent šitas plotelis jau šiandien. Žinoma, dar tęsiu, dar ne pabaiga ir noriu tikslą pasiekti su 500 kryžiukų ir būčiau labai laiminga, jeigu man pavyktų dar daugiau padaryti. Tai bus matyti, žiūrėsim, laukit tęsinio, tad sutiksim po sekundės. Štai trečias etapas jau baigtas ir kiek man pavyko tų kryžiukų padaryti, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, pavyko pasiekti tikslą ir padaryti daugiau kryžiukų. Taigi, tam trečiam etape plotelis būtent eina šitoks, turbūt maždaug galima pasakyti, nes labai sunku jau matyti, kur čia pradėta siuvinėtas trečias plotelis buvo. Bet esmė tame, kad toks sutapimas įdomus gavosi, kad trečiam etape, tam trečiam ploteliu, kurį pasiėmiau, tai buvo irgi 210 kryžiukų. Taipogi buvo viena spalva ir 7 blendai, jeigu galima taip lengvai pasitikslinti greitai. Taip, teisingai pasakiau, viskas ok. Na, judant toliau dabar dėl laiko, tai kiek man pavyko per kiek laiko man pavyko padaryti tam trečiam etape, būtent 210 kryžiukų, tuoj kampe ir matysit nuotraukytę. Tai kaip matot, daug ilgiau užtrukau, tai yra valandą laiko 16 minučių, 14 sekundžių ir 88 milisekundės netgi. Tai tikrai biškį ilgiau užtrukau, nes buvo tam tikrų lengvų trukdžių, ne tą blendą įsiuvinėjau, ne tą simbolį, teko visiškai, ne tą spalvą gal labiau. Tai teko perdėti tą blendą iš naujo ir vėl padaryti. Tai žodžiu, tokie lengvi trukdžiai buvo. Tai todėl ir užtrukau biškį truputį ilgiau, bet vis man sekėsi visai neblogai, lengvai viskas siuvinėjosi šiandien. Iš tikrųjų, schema pati yra lengva, vien dėl šitos priežasties tai yra lengva siuvinėti ir pavyksta daugiau padaryti tų kryžiukų. Tai va, na, o sagui ką rodo, tai sagui rodo per visą dieną siuvinėta yra 4 valandas 8 minutės ir iš viso yra padaryta kryžiukų 620 kryžiukų. Tai, kaip minėjau, norma pasiekta šiandienas, tai tikrai labai smagu. Na ką, per daug neįsitemsiu, laukia rytdiena, irgi bus labai smagi ir įdomi iš tikrųjų diena, ką aš įsiuvinėsiu ir kiek įsiuvinėsiu, žinoma, tikslas toks pats 500 kryžiukų, tai tikrai lauksiu rytojaus labai, o jums noriu palinkėti lygių kryžiukų ir susitiksim jau rytoj, žinoma, busim sekundę, man visą naktis, reiks miegoti, tai va. Iki. Štai jau antra diena prasidėjus ir dabar tęsiu toliau savo maratoną. Ir kiek man pavyko padaryti tų kryžiukų, tai visą 212 kryžiukų. Plotelis tai yra būtent nuo šitos dalies iki čia, va, tai kažkur, nes viena juostelė jau buvo įsiuvinėta biški, šita kažkur, va. Juostelė tai nuo čia iki šitai pat. Tai visam plotelį 212 kryžiukų. Jokių spalvų nebuvo, buvo vien blendai. Na, o kiek pavyko per laiką padaryti man tų kryžiukų 212, kampe toj turėsite matyti nuotraukytę. Ir kaip matote, per laiką padariau būtent per valandą laiko 16 minučių, 20 sekundės ir 15 milisekundės. Taip man ėjosi siuvinėti pirmam etape. Būtent per valandą laiko. Toliau į sagą pažiūrėjus taipogi rodo valandą laiko 16 minučių, 212 kryžiukų, kaip sakant. Žinoma, tęsim toliau. Diena dar nesibaigė, dar tik prasidėjus. Ir žiūrėsim, kiek man pavyks tų kryžiukų padaryti. Tikrai norėčiau vėl daugiau padaryti virš 500, kaip vakar buvo 6, tai šiandien norėčiau 500 irgi padaryti, pasiekti ir dar daugiau, kaip sakant. Tai va, nieko netempsiu gumos, tęsim toliau, tad iki pasimatymo. Na ką, antras etapas baigtas.
su šito ploteliu. Kai matot, plotelis biškį į aukštį daugiau eina, visam šitam plotelį yra 5 blendai, daug tokių buvo truputį pavienių kryžiukų ir daugiau visuma susideda šitam plotelį tik tai vientisas blendas, tai buvo labai lengvas siuvinėti, greitas procesas, be jokių nesklandumų buvo. Toks siuvinėjimas gavosi produktyvus siuvinėjimas, iš tikrųjų smagiai siuvinėsi. Na, o kiek šitam yra plotelį viso blendų, ne blendo viso, kiek šitam plotelį kryžiukų yra, tai 219 kryžiukų. Na, o kiek pavyko, per kiek laiko pavyko padaryti būtent šitą plotelį, toj kampe matysit nuotraukytę. Tai kaip matot, 57 minutės ir 26 sekundės su 81 milisekundę. Įsivinėjau būtent 219 kryžiukų. Na, o per Sagoj programai rodo, per visą dieną jau siuvinėjau tik tai dar 2 valandas 15 minučių ir jau turiu 431 kryžiuką. Žinoma, dar vakaras nesibaigė, dar diena nesibaigė, kaip sakant, judėsim toliau ir nieko nelaukus eisiu trečią plotelį daryti ir matysiu, kiek man padaryti dar tų kryžiukų, neapsisprendžiu ar 200 ar 100 padaryti kryžiukų, tai matysiu, kiek čia man daryti. Na, tai nieko nelaukus einu daryti, jiems iki pasimatymo ir lygių kryžiukų, susitiksim greitų metų. Po sekundės. Na štai, trečias etapas jau baigtas. Pradžiai noriu jums biškis papasakoti, sugrįžti būtent prie antro etapo su šito ploteliu. Pasirodo, kad buvo spalva vientisas daugiausia, o pavienių tik tai tų blendų. Tai va, patikslinau jūs iš naujo, tai galima grįžti dabar prie trečio plotelio. Būtent šitas plotelis buvo siuvinėtas. Ir kiek šitam plotelį yra būtent spalvų ir blendų, tai 2 spalvos ir 12 blendų, netgi šitam mažam plotelį 12 blendų. Tai tikrai smagu iš dalies, nes biški, kaip matot, galime žiūrėti, kad biški spalvų įvairovė trupučiuką buvo. Tai tikrai daug smagiau, nes norėjusi kažkokios biški įvairovės su spalvom. Taigi, tai kiek šitam plotelį yra kryžiukų padaryta, tai viso yra padaryta 108 kryžiukai. Jau prieš pradant siuvinėti ir jau kai pažymėjau šitą plotelį, jau buvo padaryta 28 kryžiukų. Tai va, na, tai 108 per kiek laiko padariau, toj matysit kampe nuotraukytę. Ir matot, valandą laiko lygiai ir 49 sekundės ir 0,1 milisekundės. Tikrai įdomus šitas laikas man visai. Na, o tęsiant toliau dabar su Saga, tai Sagai rodo, kad aš per visą dieną siuvinėjau 3 valandas 18 minučių ir per tas 3 valandas padariau viso kryžiukų per visą dieną 579 kryžiukus. Nu, tikslas yra pasiektas šiandien ir padarytas netgi daugiau, kaip ir norėjau. Tikrai labai smagu yra, kai tikslą pasiekiu, atsiranda iš karto tokia didesnė motivacija daryti daugiau tų kryžiukų ir nesustoti. Dar, kad truputį galėčiau prie to pačio pasakyti, kad buvo šitas procesas daug lėtesnis, nes klaidų buvo padaryta, dar be to tas užtvirtinimas pačių galiukų nesisekė, man kažkaip vis priartėdavo prie to užtvirtinimo, man nusisartydavo tas kryžiukas, tai tekdavo per naują padaryti. Tai automatiškai sulėtėja tas man procesas. Tai va, tokios takelis man šiandien buvo su tuo būtent trečiu ploteliu, tai turbūt jums tiek ir norėjau šiandien viską parodyti, būtent savo visą tą maratoną, tikiuosi jums patiko. Šitas būtent antros dienos visų 3 etapų. Tai per daug neįsitempus, neįsiplėpėjus, tad kam noriu palinkėti lygių kryžiukų, kaip visada žinoma, ir ką susitiksim jau rytoj. Tad iki pasimatymo ir einu ilsėtis. Labas rytas, jau 3 diena, 1 etapas baigtas. Ir ką įsipusėjo tas mano maratonas ir
kokį plotelį man pavyko padaryti šiandien pirmam etape, tai būtent šita dalis. Šitam plotelį yra 3 spalvos ir 12 blendų, taipogi daug blendų tokiam mažam plotelį. Ir kai paėmiau šitą plotelį, jo buvo siuvinėta kryžiukų 29 kryžiukai. Tai dabar viso kryžiukų turėjau siuvinėti 214. Tai realiai šitam plotelį jau yra 214 kryžiukų. Ir per kiek laiko pavyko padaryti man tos 214 kryžiukų, toje ekrane matysit nuotrauką. Tai kaip matot, valandą laiko 16 minučių 0 sekundžių su 92 milisekundėm. Tai tikrai toks įdomus irgi laikas. Na, pereikime prie sagos. Su sago yra tokia situacija, kad aš nelaiku paspaudžiau play. Visą laiką buvo stop paspausta, kaip siuvinėjau su saga, tai neteisinga rodo man laiką su saga, per sagą man. Tos 214, kiek padaryta, tai daugiau orientuojuosi ties chronometru, ką man pavyko siuvinėti per kiek laiko, tai būtent valandą laiko 16 minučių. Tai va, tokia šiandien šita diena antradienis, būtent yra tokia diena, kad man labai užimta diena šita tikrai yra, užimtesnė, tai ir nekeliu savo to tikslo dienos 500 kryžiukų, kiek pavyks padaryti, tiek pavyks. Žinoma, dar prisėsiu, diena dar nesibaigė, bet esmė, kad nesėdėsiu jau tiek, kiek sėdėjau prieš tai. Tai va, per ilgai neįsitempus, tai dar procesas, su procesu tai visai greitas buvo, jokių nesklandumų tokių nebuvo, klaidų nebuvo, tai ėjosi labai viskas greitai, kaip sakant. Tai va, tai jums lygių kryžiukų ir gražios dienos šitos būtent ir susitiksim greitų metu, neužilgo. Tai va, lygių kryžiukų. Taigi jau 3 diena jau baigėsi, kaip sakant, jau viskas ir antras etapas. Ir antram etape būtent su šito plateliu baigiu. Tiksliai labai tai nepasakysiu taip, bet žinau, kad šita juosta buvo, tai kažkur šitoj vietoj. Nuo šitos linijos, galima sakyti, ir va šitai. Tai jau. Tai šitam plote yra viso 2 spalvos, blendų yra 16, tai tikrai daug blendų tokiam plotelį. Ir pradžiai buvo tokių pavienių, daugiau turėjau siuvinėti šičia, būtent šitą juostelę, daugiau pavienių buvo kryžiukų, tai su blendais kas susiję, tai naują blendą panaudojau, kai matot šitas blendas man patinka, tos spalvos gražiai žiūrisi, norėsi, kad jo būtų daugiau, tai tikiuosi ant pačių tulpių jau bus jau šitos spalvos daugiau, kaip sakant. Tai va, o paskui jau procesas pasėjosi visai greitai, šičia vien tik viena spalva buvo, tai kiek viso šitam plote būtent yra kryžiukų, tai viso yra 188 kryžiukai. Jau kai paėmiau plotelį, jau buvo 23 kryžiukai ir liko siuvinėti viso 165 kryžiukus. Tai realiai padariau 165 kryžiukus šitam plotelį. Ir per kiek laiko, tai toj kampe matysit nuotraukytę. Tai kaip matot, laikas yra valanda ir 11 minučių 55 sekundės su 304 milisekundėm. Išsiuvinėjau būtent 165 kryžiukus. Tai tikrai smagu, kad pavyko dar padaryti tų kryžiukų man šiandien biški. Tai va, pereikim dabar truputį prie sagos. Sagai rodo per visą dieną siuvinėti yra 2 valandos 9 minutės. Šį kartą, kaip minėjau pradžioje, kad šitas laikas sagoje rodo netaisyklinga biškį, nes buvau pamiršus visai, kad paspausti reikia play. Tai žodžiu, tai dabar per visą dieną padariau kryžiukų viso šiandien 3 dienoj 379 kryžiukai. Tai sakyčiau visai gerai, kaip sakant, su tokia diena užimta. Tai va, tokia mano statistika šiandien.
jums šito plateliu ir tas su tuo maratonu. Per daug neįsitemsi, susitiksim jau rytoj bus 4 diena, jau po truputį einam į pabaigą, kaip sakant, tos dienos 6 dienų, kaip sakant. Tai bus smagu pamatyti, pažiūrėti, kaip seksis man toliau. Tai va, lygių kryžiukų jums ir susitiksim rytoj. Na va, turim šiandien jau 4 dieną ir maratonas jau tikrai eina link pabaigos po truputį. Ir šiandien tik vienas etapas, lengvai kryžiukai lengvi, nieko per daug nedariau, iš tikrųjų, vienu prisidėmu tiesiog. Ir būtent koks plotelis šiandien, tai šiandien nuo šitos vietos, va tai va gražiai, va tai va padariau tą visą plotelį tokį. Tai viso šitam plotelį viena spalva, blendo 9 ir viso šitam plotelį 250 kryžiukų. Jau tai paėmus tą plotelį jau buvo įsiuvinėta kryžiukų 26, tai man liko įsiuvinėti 224. Tai va, tai šiandien padariau tik 224 kryžiukus, visai neblogai, sakyčiau, tokiu lengvu prisidėmu. Ir per kiek laiko pavyko padaryti tuos 224 kryžiukus, tai kampe matysit nuotrauką. Tai kaip matom, nuotrauka rodo valandą laiko 15 minučių, 35 sekundės su 70 milisekundėm. Tikrai labai įdomus toks man laikas su to milim sekundėm. Kaip sakant, paskui pažiūrėjus greitai sagą, tai laikas, tikrai jau šitas laikas visai gerai, valandą 15 minučių rodo, taipogi viskas laiku paspausta, spėta, viskas, kaip sakant, padaryta. Tai va, tai ką dar galiu pasakyti apie patį procesą. Procesas buvo visai gan greitas šitoj vietoj, mažai karpimo irgi buvo, nieko daug tokių nebuvo sudėtingų vietų, kaip sakant, vos keli ten tokie pavieniai buvo ir viskas, blendai. Ir visa kita šiaip lengvai siuvinėjasi, kaip ir minėjau, ir buvo tokių mažų nesklandumų nedidelių, tiesiog pats blendo siūlas vienas pabėgo, tai teko biškį gaudyti tą siūlą ir vėl per naują padaryti biškį sudėtas siūlus ir viską daryti iš naujo siuvinėti trupučiuką tą vieną būtent kryžiuką, kaip sakant, atrodo darai kryžiukas, bet va, pabėga vienas siūlas ir viena linija maža matosi to siūlo, tai gyja tą būtent ir nervina kartais man tokie dalykai, kai pabėga pats vienas siūlas. Tai tenka biškį paardyti, kaip sakant, trupučiuką. Bet nieko, viskas gerai, šiaip viskas smagu, smagiai siuvinėsi. Viskas gerai, tai va, susitiksim rytoj ir lygių kryžiukų jums žinoma ir iki pasimatymo. Lengvai atsidusau, šiandien yra jau 5 diena. 5 diena, greitai pabėgo man šią savaitę, žinokit. Na ką, ir ką šiandien padariau, iš tikrųjų nieko daug labai nepadariau, iš tikrųjų labai atsipalaidavau. Tai koks plotelis, tai plotelis būtent yra nuo šitos dalies ir va šitai va. Nedidelis plotelis visiškai, ir spalvų nėra šitam visiškai plotelį, tik tai blendų 6, nieko daug tikrai, viso kryžiukų šitam plotelį, kurį paėmiau, tai buvo 184 kryžiukai. Ir jau buvo įsiuvinėta, kai paėmiau plotelį, jau buvo įsiuvinėta 19 kryžiukų. Tai realiai man liko įsiuvinėti 105 kryžiukus. Tai per kiek laiko man pavyko padaryti šituos kryžiukus, būtent tuoj kampe matysit nuotraukytę. Ir kaip matot, laikas yra 54 minutės, 16 sekundžių ir su 303 milisekundėm. Tai tikrai visai greitas laikas man, kaip sakant. Ir sagai rodo 54 minutės. Ir su kryžiukais viskas aišku, 165 mano dienos kryžiukai.
Ir visas procesas pats sekėsi tikrai labai gerai, be jokių kliūčių tokių, nesklandumų jokių nebuvo, greitas, lengvas buvo siuvinėjimas, iš tikrųjų labai atsipalaidavau su tokiu siuvinėjimu, tai tikrai labai patiko pasiuvinėti šiandien. Ir ką, jau viskas, jau realiai, jau rytoj paskutinė ta diena, finalas, maratono pabaiga, kaip sakant, tai bus labai įdomu, kaip man seksis daryti tų kryžiukų, reikės jau kažkokį tikslą įsikelti, kiek rytoj padaryti ir baigti su trenksmu. Tai va, per daug neįsiplėsiu, neįsitempsiu, noriu palinkėti jums lygių kryžiukų ir iki pasimatymo, susitiksim rytoj. Na štai turime jau 6 dieną, šita diena yra paskutinė maratono diena, žinoma, dar diena nesibaigia, dar biškį darysiu kryžiukų ir pirmą noriu visas moteris pasveikinti jūs su kovo 8. Ir ką man pavyko padaryti, kokį plotelį pavyko padaryti per pirmą etapą šiandien, tai būtent šitas plotelis, va kaip matot, šitam plotelį 0 spalvų, blendų 12, viso kryžiukų yra 234 šitam plotelį ir viso padaryti man 212. Na, o buvo jau, kai paėmiau plotelį, tą būtent šitą plotelį, kai sagoj paėmiau, tai buvo jau siuvinėta 22 kryžiukai. Tai va, tai kaip ir minėjau, liko padaryti visą 212. Na ir per kiek laiko man pavyko padaryti tuos 212 kryžiukų, tai tuoj matysit kampe nuotraukytę. Ir kaip matot, nuotraukytė rodo valandą laiko 30 minučių ir 30 sekundžių su 0,6 milisekundėm, tai tikrai labai įdomus šitas laiks, tai pagauti ant 30 ant 30, tikrai kažkaip čia su tuo laiku įdomiai man einasi visai, tai va, na, saga irgi rodo valandą 30 minučių siuvinėta ir dabar kol kas dar turiu tik 212 kryžiukų, tai va, per daug neįsitempsiu, neįsiplėsiu, susitiksime po akimirkos ir dar darysiu kryžiukų, žinoma, tai va, iki pasimatymo. Na ką, jau vakaras, 6 diena, paskutinė diena ir vakaras, antras etapas jau baigtas. Ir ką, maratonas pasibaigė visas ir dabar, ką man pavyko padaryti tam antram plotelį, tai pavyko būtent šitas plotelis, mažiuks, kaip sakant, tai šitam plotelį yra 0 spalvų, blendų 6, realiai viso šitam plotelį kryžiukų 298 kryžiukai ir viso padaryti kryžiukų man reikėjo 235 kryžiukus, o jau kai pasiėmus plotelį buvo 63 kryžiukai. Tai va, tai per kiek laiko man pavyko tos 235 padaryti kryžiukus, tai kampe tai matysit nuotraukyte. Ir kaip matot laiką, valandą laiko, 4 minutės, 34 sekundės ir 44 milisekundės. Tai va, visas procesas greitas buvo antram etape, pirmam etape biškai buvo sudėtingas siuvinėti, tai ir užtruko ilgiau man iš tikrųjų. Na, o antras etapas, kaip mato, tikrai per valandą laiko, 235 kryžiukų, sakyčiau, gal visai neblogai. Tai va, na, o kas sagoj rodo, tai sagoj pažiūrėjus rodo, kad visos dienos laikas yra 2 valandos 35 minutės ir viso padaryta 447 kryžiukai. Na, tai visai pabaiga tokia visai nebloga. Smagiai iš tikrųjų, smagiai siuvinėjusi. Ir ką, nu ir viskas. Mano 6 dienų maratonas baigėsi, tikiuosi jums patiko. Man tai labai iš tikrųjų patiko, buvo įdomu stebėti savo tą laiką. Kiek pavyksta padaryti per tą laiką, tai va, susitiksim vėl netrukus ir visumą apibendrinsim visą mano visų šitų dienų 6, kaip man sekėsi siuvinėti ir visą kitą. Tai va. Na ką, štai baigėsi mano maratonas ir stenkam vėl. Ir matot, kai man sekėsi siuvinėti jį. Ir tikrai smagiai. Na, dabar nieko nelaukus, tiesiog imsim, parodysim
kaip visas įsiuvinėtas, visas plotas atrodo, gyviau, realiau ir panašiai. Tai va, nieko nelaukus, toj patrauksiu viską trupučiuką. Biškai toliau čia tas. Taip. Štai. Grožis, ne? Tikrai gražu, viskas nuostabu. Na tai va. Kampe tuoj matysit nuotrauką, kiek buvo prieš tai dar nepradėjus siuvinėti. Tuoj jau turėtumėte jau matyti. Ir dabar, kai matot, visas šitas plotas yra padarytas jau. Tai jau, kaip sakant, vientisas visas jau paveikslas, jokių nėra tokių atvirų tušių plotų, kaip sakant, visas pilnai jau yra įsiuvinėtas, labai smagu. Ir ką matom, ką mes jau galime žiūrėti iš tikrųjų, tai švieselė gal labiau dar, gal geriau matysis biškai, ne? Manau, geriau žiūrės, ne? Tai ką galime žiūrėti? Tai galime žiūrėti kotelius, kotas vienas ir pagal nuotrauką dabar galime žiūrėti, kurį čia bus tulpė. Tai šitas kotas priklausys šitai tulpiai, paskui šitas kotas būtent šitai tulpiai, jau jinai yra dasiuvinėta biški, kai matot, pats kampiukas, ir paskui šits jau lapelis, kiek suprantu, jis būtent šita dalis, o čia visa kita, tai čia jau šitam dalis priklauso. Tai tikrai labai smagu, kad bent jau matosi koteliai, labai smagu, kad per 6 dienas pavyko įsiuvinėti būtent visą šitą plotą, kad neliktų tų tušių atskirų plotelių, kaip sakant, tikrai labai smagu. Kaip sakant, aišku, dažnai čia matom kampe biškai pardako yra trupučiuką, bet jos kitą kartą jau aš ištaisysiu. Visas pats procesas bendrai apibendrinus tikrai labai lengvai siuvinėjasi, tikrai smagiai siuvinėjasi, greitas procesas, aišku, buvo ir tų klaidų, matėt, biškai padaryta buvo, bet nieko, ten tokia lengvas tos tokios klaidelės, da buvo vienu momentu, kad užtrukau biškai ilgiau su tom klaidom, nes nepagavau kampo, kur čia ta klaida buvo. Tai irgi biškai užtrunka, kol užmatai ir svarbiausia skaičiuoji tą vietą, kur turėtų būti klaida, bet pasirodo visai kitoj vietoj ta klaida yra. Tai irgi labai, kaip sakant, trunka tas laikas pastebėti tą klaidą. Tai va, na ką, o kiek man viso pavyko padaryti per tas 6 dienas kryžiukų, visą šitam plotas, ne, visas, koks viso kryžiukų skaičius yra. Tai atsiversiu biškį ir pasakysim jums. Taip, tulpės. Taigi, 6 dienų kryžiukų yra 2414 kryžiukų yra padaryta šitam plotelį per 6 dienas. Tai visai, sakyčiau, gerai, smagu. Paskui kiek viso įsiuvinėta yra 12 154 kryžiukai jau yra įsiuvinėta. Čia biškį dar irgi yra įsiuvinėta, bet sakau, medžiaga. Biškį, kaip sakant, norėjusi viskas, kad būtų tvirčiau padaryti, nes kaip rytą, kad buvo viskas atsilaisvinę ir nelabai patogu būtų buvo įsiuvinėti. Tai va, tai dabar sutvarkiau tą medžiagą visą, susitvirtinau, tai labai smagu siuvinėti iš tikrųjų. Ir labai kryžiukai gulasi gražiai. Tai va, toliau judam, tai kaip ir minėjau, siuvinėta yra 12 154 kryžiukai, paskui pereikime, dar kiek liko viso dar padaryti kryžiukų, tai liko dar 47 846 kryžiukai. Atsiprašau, biškį pasijudino čia man trupučiuką. Tai liko, kaip ir minėjau, 7846, biškį gal per daug pasikartoju, atsiprašau jau ką. Gerai, judam toliau, 6 dienų procentai. 6 dienų procentai viso yra 4,02 procentai padaryta. Per 6 dienas. Irgi smagu, džiaugiuosi visai, visus savo procesus, iš tikrųjų džiaugiuosi. Na, viso kiek yra procentų padaryta šitam paveikslą, tai yra viso 20,25
procentų jau viso turiu šitam paveikslą, vėl jis į priekį įsivažiavo šitas paveikslas, jis pirmoji vietoje užtikrintai, kaip sakant, šitas paveikslas užsitikrino biškį, kaip sakant, savo vietą pirmą šitas paveikslas, tulpės. Na, ir kalbant dabar apie mano tikslą, šių metų tikslas yra 50%, tai kiek liko padaryti dar procentais šito paveikslo, tai dar liko 29,75% padaryti dar, man liko, kad būtų 50, kaip sako, nei daug, nei mažai iš tikrųjų, gal koks mėnesis geras ir padaryčiau gal, įdomu, tikrai įdomu. Kaip man su šito paveikslo, aš tikiuosi, dar šiais metais jį tikrai įsuksiu ne vieną kartą, nes pats mažiausias ir norisi kažkaip tą mažiausią ir greičiau užbaigti, kad galėčiau kitą pradėti jau irgi iš asas turimų mano schemų. Tai va, tai tiek turbūt apie šitą visą paveikslą, nieko per daug neįsikalbėsiu, neįsiplėsiu, informacija visa, maratoną pakankamai irgi visko matėt, kaip man sekėsi. Tai nieko per daug nenoriu įsiplėsti su šituo paveikslu. Tai ką, judėkim toliau, tai dabar noriu tiesiog jums parodyti savo naujus pirkinukus. Kokių turiu, įsigijau naujų. Tuo minutėlę patraukim biškį. Tik šitą dalį. Taigi, mano nauji pirkinukai. Tai. Šitą susidėjau, tuoj pabiškį viską ir aprodysim. Taigi, pirmoji vietoje magnetukas raganaitė, jis labai man gražus, man patinka būtent šitie visi kraštai raganaitės, tai jisai, žinoma, bus ant raganaitės šitas magnetukas. Toliau kitas būtent ant drugelių skrydžio bus, tai kaip man labai gražus man šitas magnetukas, aš netgi tokį mielai įsiuvinėčiau, tokį paveikslą, būtų smagu tokią schemą turėti. Jau norai mano vėl auga. Toliau turiu labai gražus papuošimus, būtent žirklutėm, labai gražus, aš tą jums išimsiu, labiau biškį patrukšmausiu, atsiprašau už trukšmus. Tuoj minutę užstrigo, kažkas čia man nenori pasimti, pasigriebti. Čia nors atsargiai, va, tuoj parodysiu jums. Štai, kokia būtent gražu, tikrai labai gražu, nuostabus, man labai patinka, kaip sakant, tokie dalykiukai. Toliau dar vieną turiu taipogi, irgi Fit Made with Love. Pagaminta su meile, kaip suprantu. Nežinau, tai sėkmingai. Ištariu. Tai va. Tuoj, man čia biškį dar pastrigo, dar tų pačiuką va. Štai, dar vienas. Labai gražus taipogi. Toliau. Toliau dar keli magnetukai yra. Tuoj jums ir pristatysiu. Tai jums parodysiu. Štai. 2 drugeliai skraidantis čia ir čia. Labai gražus magnetukas irgi. Ir dar paskui tokie 2 maži magnetukai, tokie irgi labai gražus. Kaip matot, kolibris prie gėlyčių, rožių. Labai gražus irgi magnetukas. Toliau einam. Ir šitą mergaitę labai man miela patiko tokia. Labai gražus magnetukas. Na ir dar biškį, žinoma, turiu. Dar ne pabaiga. Žirklutės. Gražios, tikrai dar įsigijau. Štai. Visos šitie mano nauji pirkinukai. Būtent tai atsargiai magnetai traukia vienas kitą. Šitie visi magnetukai. Šitos pakabukai tie žirklučiai. Visas yra
įsigytos būtent iš to pačio interneto parduotuvės, tai yra būtent Astra Handcraft, nežinau, ar teisingai ištariu, jeigu ką atsiprašau. Ir tai būtent iš ten, tai tikrai mielai kviečiu irgi įsigyti šitų priemonių visokių, yra daug visko ten, tikrai labai smagu apsipirkti biškį. Tai va, yra dar vienas žirklutės, kurias jau matėt per maratoną mano, jos jau ne iš ten, jau iš kitur jos įsigytos yra, tai va, raudonos žirklutės man irgi labai gražu. Žodžiu, žirklučių labai daug turiu, žinokit, net nežinau, reiktų kada suskaičiuoti ir pažiūrėti, kiek aš iš viso turiu tų žirklučių iš tikrųjų. Nes žinokit, tikrai daug aš turiu tų žirklučių ir man dar vis negana, aš vis dar noriu. Tai va, gerai, greitai viską gražiai patrauksiu, atsargiai. Vienatėlę dar biškutį. Štai, prie kito prisilypę. Štai patrukšmiausiam dar truputį, atsiprašau. Na ką, dabar prisiminkim visus būtent mano dalyvaujančius žaidime paveikslus. Kažkiek tamsoka, biškį, gal ne, uždėkim dar, ne, biškį ir patraukim gal tada, gal geriau biškį bus kaip man. Gal geriau visai, ne? Taigi, šitas tulpės, paskui rožių puokštę, paskui raganaitę, kur mano sūnus nori, kad iškristų, kaip sakant, roletės suktų būtent. Paskui toliau eina elniai, žiema, kuri dar neįsukta. Neįsuko nei karto. Paskui karšta kakava. Drugelių skrydis. Labai norėčiau drugelių skrydis siūnėt, nes pavasarį, šilti orai šiltesni, saulė daugiau išlenda ir žinoma gražuolė gėlių mergina. Tikrai labai įdomu, ką man įsuks, tai nieko nelaukus, jau labai daug taip pakalbėjau, iš tikrųjų. Einam prie sukimo greitai, ne? Atsiversim ruletę. Ir suksim. Kai jinai čia man įsuks, labai bus įdomu. Tuoj. Taipogi bus klaustukai, visai man patiko su tais klaustukais, paveikslai. Štai. Paveikslai ir žiūrėkim, ką jinai man įsuks. Nieko nelaukus, jau suku. Labai įdomu, vėl garsas labai didelis, atsiprašau už tą garsą didelį. Nu ir ką manai suka, tikrai labai kirba jau dalis, kaip kiekvienam. O, žiema, naujas paveikslas, pradėsim naują pradėtuką. Labai smagu, nuostabu, džiaugiuosi labai, emocijos didelės, kaip sakant, atsiprašau už tas reklamas čia man. Mėto tas reklamas, pašalinkim, kodėl tu čia man neišeini. Tuoj palaukit, matė. Darysiu greit normaliai, va. Patogiau bus. Na ką, žiūrim dabar, ką man kiek dienų siuvinėsiu žiemą. Labai garsas didelis, manai. Ką čia dabar suks. Na ir kiek dienų jį siuvinėsiu, negaliu, nekantrauju ir 3 savaitės, neblogai. Kur ta mano žiema? Žiema, apie jį daug neįsiplėsiu labai. Iški teko atsijungti, tai žodžiu dabar pereikime prie pačios sagos programos ir žiūrėkim, ką man kokį plotelį imti, biškai parodysiu pačią schemą ir apie ją truputį daugiau pakalbėsiu. Tai nieko nelaukus, tuoj palaukiu. Pasimsiu, kad man būtų patogiau biškai. Atsidarykim pačią sagą. Taigi. Šitą paveikslą siūnėsiu tikrai ne šitaip, o siūnėsiu šitaip. Nes taip jau išėjo, taip padariau medžiagą. Bet nieko baisaus. Visai irgi biškai gal kažkiek įdomu bus. Tai mano saga,
kaip matot, astros schema būtent žiema. Ir dabar tai parodysiu jums biškį schemą sudėtingumą. Tai ką galiu pasakyti apie šitą schemą sudėtingumą, tai kad tikrai nėra iš tų lengviausių, tikrai yra sudėtingų biškį, kai mat vienoje vietoje daugiau simbolių yra, tai tas eglutėm, tom eglėm bus biškį daugiau karpimo ir panašiai, bet visumą kai kur vietoje tikrai labai bus lengva, tarkim, pats dangus, galim pažiūrėti trupučiuką. Tikrai bus irgi lengvas siuvinėti, greitas procesas eis, tai labai norėsis greičiau padaryti visą šoną, kad galėčiau pasinėti dangų, paskui čia, biškį dangų, paskui ten, kur daugiau pavienių tokių kryžiukų, tai tas biškį procesas bus įdomesnis. Tai va, per daug įsiplėsti nenoriu irgi. Tai va, tai imkim gal plotelį, žiūrėkim, ką man siuvinėti, tai žinot, siuvinėsim nuo kairės pusės kažkaip, ir dabar matykim, žiūrėkim, kokį man čia plotelį paspausiu šitą ir žiūrėkim, tikiuosi man, ne, mažiuks bus plotelis biški, štai labai mažai paėmiau, bet nieko baisaus, tokį mažiuk paimsi, paskui daugiau paimsi. Kiek šitam plotelį yra, tik 134 kryžiukai, žinoma, šiandien padarysiu daugiau, tai va, nieko dar nepadaryta, mano naujas pradėtukas, labai džiaugiuosi, nieko nelaukus einu žiūrėti ir pradėti siuvinėti. Tad lygių kryžiukų jums, ačiū jums už tą palaikymą, prenumeruokit mano kanalą, siuvinėkime kartu šios nuostabus paveikslus, būtent astros schema. Ir ką gražaus jums dar likusio savaitgalio, tad iki pasimatymo.